Praeitą video pradėjau su vienu straglu, šitą video pradedu su kitu. Šiandieną mokinuosi, kaip naudotis DaVinci Resolve programa, nes visus šį video ankstesnius montuodavau su Sony Vegasu, bet Sony Vegasas nebepaveža kauproškės normaliai medžiagos ir labai sunku montuoti. Tai tiesiog atsidaręs tutorialą, dabar sėdžiu ir bandau susivokti, kas čia vyksta. O dabar gaunasi biški toksai vlogceptionas, nes čia guli šalia ciucikas, kurį tikriausiai pamatysit kitam video arba dar kitam. Tai čia tikriausiai bus gal trečias vlogas su šituo ciuciku, o gal ketvirtas, kol aš montuoju antrą. Ir dabar įrašinėju trečią, man atrodo. Trečią arba ketvirtą. O čia susipažinkit, miega Anabelė. Tai yra vienas iš mano papildomų darbų Australijoje, ką veikiu. Tai yra tiesiog prižiūriu šunis. Kol šeimininkai yra darbe, aš pas juos bute sėdžiu, montuoju video, valgau, žaidžiu su Anabelė, kai jinai nemiega. Tai šiandien jo visą dieną praleisim kartu su ją. Eisim dar pasivaikščiot, daugiau papasakosiu šiek tiek apie šunų prižiūrėjimą Australijai. Kažkas ką tik atsibudo. Matos, kad irgi jau nori eit pasivaikščiot. Nori eit pasivaikščiot, ne? Eisim? Eisim. Atėjom su Anabelė į parką, galvau, kad pažaisim su kitais šuniukais, bet pasirodo, kad Anabelė yra visiška princesė ir aš tik atsisėdau trumpam ant žemės, jinai man ant kelių ir tiesiog dabar sėdi, žiūri kitus šunis ir panašu, kad nelabai yra suinteresuota eit žaist. Aišku, sakė, Anabelė su dideliais šunim nelabai mėgsta sutarti, tai gal dėl to, kad čia yra keli didesni, jinai nelabai irgi nusteikus daug žaist, bet yra ir keli mažiukai, tai gal prie jų kaip nors išeis prieiti. Grįžom iš parko, princesė jau smigus. Pasirodo, kad šita princesė visai nesidomi kitais šunim. Kiek prieidavo apsiuostyt, jinai net nekreipia dėmesio ir tiesiog savo reikalais užsiema. Tai tokia visiškai princesė, sėdi tik tais ant kelių. Dėl šiaip pačių šunų priežiūros, tai čia Australijoje yra programėlė, per kurią užsiregistruoji ir jeigu šeimininkams reikia, kad tu prižiūrėtum jų kažkokį augintinį, su tavim gali susisiekti ir užrezervuoti tave keliom valandom, dienai, keliom dienom, savaitį ar mėnesiui ir panašiai. Tai būtent šiandien su Anabelė nuo 8 ryto iki 5 vakaro kažkur. Ir jo, šitas dalykas yra apmokamas. Aišku, tas apmokėjimas yra pakankamai nedidelis, čia galbūt labiau simbolinis. Toks labiau gal prisidurti prie savo dieninio darbo. O šiaip yra variantų, kad ir galima iš to kažkiek ir užsidirbti, aišku. Parašė žmonės, kurie ieškojo, kas galėtų prižiūrėti jų šunį mėnesį laiko. Ir už tai siūlė $1500. Tik tais problema ta, kad tu privalai dirbti iš namų, nes šuns negalima palikti ilgiau negu valandą. Tiesiog matyti attachments issues ir šuo negali vienas ilgai išbūt. Tai jo, jeigu turėčiau darbą iš namų, tai visai gal ir nieko, turi darbą iš namų, dirbi pas šeimininkus ir tuo pačiu dar moka už tai, kad prižiūri jų šunį mėnesį, kol jie kažkur keliauja. O šiandieną tikriausiai tiek, irgi gan trumpas video, bet laukia dar keli, kurie išeis visai greitų metu. Daug nespoilinsiu, bet bus. Čia tiek daugiausiai, kiek galiu išspoilinti. Tai jo, šiaip laukia tikrai nemažai video, kuriuos susigalvojęs. Labai noriu sulaukti gero oro ir kai tik tais pradės šiltėti, tada manau, kad pasipils daugiau video. Tai va, kaip sako visi youtuberiai, like, share, subscribe ir būtinai pasidalinkit su draugais, nes, why not? Tai tiek, tai iki kito video ir mes su Anabelė atsisveikinam.